Šiandien bus ne tik tai prezentacija, bet galimybė jums patirti ateities technologijas, apie kurias galbūt matėte per YouTube, matėte per filmus, galbūt tik tai girdėjote, kaip aš šneku per podcastą, šiandien galėsite jas patirti, jas išmėginti ir jas panaudoti. Ar tai būtų dirbtinis intelektas, ar tai būtų virtuali ir miksuota realybė, ar tai būtų neurotechnologijos. Nes ypatingai dabar, kai mes artėjame ir pasiekėme dirbtinio intelekto erą, numeris vienas dalykas, ką tu turi įvaldyti, jeigu nori valdyti dirbtinį intelektą, tai yra koks? Jūsų natūralus intelektas, jūsų smegenis. Ir smegenis daugybę metų buvo tokia juodoji dėžė, nes mes negalėjom jų atidaryti ir pažiūrėti, kaip jos veikia ant gyvo sveiko žmogaus, negalėjome suvokti, kaip jos iš tikro mokosi ir mokymosi pats procesas pastarosius 100 metų iš tikro neevoliucionavo labai stipriai. Jis buvo pastoviai gerinamas, bet žinote, kaip tas pasakymas, lemputė nebuvo sukurta pastoviai tobulinant žvakę. Kartais turime fundamentaliai pakeisti požiūrį į švietimą ir padėti nuo pagrindų, nuo first principles, tai suvokti, kaip veikia smegenis, atrasti, kaip jos geriausiai mokinasi ir suprasti, kad kiekvieno mokymosi kelionė yra labai unikali. Ir technologijos, kaip dirbtinis intelektas, neurotechnologijos, robotai, leidžia mums ugdymą personalizuoti. Ir pagaliau mes išeidinėjame iš gamyklinio švietimo, kur mus ruošia visus gamyklose dirbti, gaminti automobilius, gaminti žirkles, gaminti ginklus, gaminti maisto įvairius ruošinius ir perinam į kūrėjų erą, kur kiekvienas jūs turėsite demokratizuotą prieigą prie dirbtinio intelekto, prie ekspertinių nuomonių ir neįtikėtinų įrankių. Tai pradėsim ir noriu gal trupučiuką apie save, kad kodėl verta, iš viso kodėl turėčiau aš čia būti ir manęs verta klausyti. Tai savo kelionę pradėjau prieš 13 metų ir mano šeima, mano tėtis dėl mano brolių kūrė robotikos akademiją. Tai mano brolis buvo moksliukas, kuriam labai patiko Lego. Kam nors iš esančių patinka Lego? Lego, Minecraftas, geiminti, ar ne? Tai ir jeigu ne tik tai turite potraukį, nežinau, sportams, menams, šokiams, ar ką daryti techninės kūrybos vaikams. Tai prieš 13 metų to nebuvo. Ir mano brolis turėjo svajonę gauti robotą, mes tą robotą jam atvežėm iš Amerikos ir jis po 2 savaičių tą svajonę pametė stalčiui. Žinot, kaip būna, kas iš čia bandėt, dabar tikrai išmoksiu gitarą. Nusipirki gitarą, nebenoriu. Ja? Dabar tikrai išmoksiu šokti. Šokių batus ten nusipirki, nebenoriu. Dabar tikrai karatė valdysiu. Nusipirki kimono viską, ne. Neužtenka tik tai įrankių, neužtenka tik tai priemonių, reikia visos sistemos. Ir sistemos pagrindinis komponentas yra mentorius arba mokytojas. Ne? Tas žmogus, kuris tave įtraukia, uždega ir suburia tave į būrelį bendraminčių, kuriuose tu sieki bendro tikslo. Ar tai būtų pasirašymas varžybom, ar dainos išmokimas, ar pasirašymas koncertui, ar kažkas kito. Tai taip mes įkūrėm robotikos akademiją ir šiai dienai turime daugiau negu 10 000 vaikų kiekvieną savaitę vaikščiančių būrelius nuo 4 iki 10 metų. Ir tą patį jau pradėjome daryti Airijoje, Dubline būtent, ir Čikagoje. Prieš 3 metus tarptautinę plėtrą užauginome tokią kompaniją kaip Steam Academy iki $20 milijonų vertės. Taip pat robotikos akademija pritraukė didžiausią Lietuvos istorijoje investiciją, kuri viršijo 4,5 milijono, kad plėstųsi į užsienio rinkas. Reiškia, Lietuvoje galima kurti švietimo projektus tiek formaliam, tiek neformaliam švietime, kurie veikia visam pasauliu. Jeigu pavyko man, disleksikui, disgrafikui su ADHD, tai įsivaizduokit, kiek neurotipiniai žmonės gali padaryti. Ne? Ir toliau padarėme Steam Academy, bet žinot, kas nutiko? Nesigavo. Sudegė kompanija per 2 metus. Žinot, kodėl? Kodėl nuvykus į Dubliną ir Čikagą numeris 1 priežastis, kodėl mes nesugebėjome augti su paklausa, neturėjom vieno svarbiausių komponentų. Spėkit kokio. Mentorių. Mentorių, kas norėtų dirbti su vaikais. Buvo nežmoniškas poreikis iš tėvų, labai didelis poreikis iš vaikų, bet nebuvo jaunų žmonių, kurie norėtų dirbti su jais. Taip. Nes švietimą reikia daryti vis patrauklesniu, paišyti aiškę karjeros trajektoriją ir parodyti, kad tu augi švietime, ne tik tai kitiem išdalini save, bet augi pats. Tobulėjai, matai savo karjerą, įvaldai naujausias technologijas, atneši pokytį, o ne tik būni sudeginamas. Ir tam, kad tu nesudegtum, nepatirtum burnauto, apie kurį taip jis išneka, reikia geriau suprasti savo smegenis, fiksuoti. Kaip įrenginiai dabar mums padeda sekti žingsnius, padeda sekti mūsų miegą, o kas seka mūsų smegenis, kai mes jau arti perdegimo. Tai šias technologijas pristatysiu ir parodysiu jums šiandien, kad jos jau yra ir jas galima pradėti naudoti.
Taip pat, kai mes įkūrėme robotikos akademiją ir patapom didžiausiu būreliu, padarėjome tarptautinę jos versiją Steam Academy, pamatėme, kad mes tikrai mokame auginti būrelius. Ir įkūrėm ExoClass. Ir ExoClass yra būrelių platforma, kuri jūsų idėją būrelio gali išauginti 10, 20, 30 kartų. Priklausomai nuo kokios starto pozicijos ateinat. Labiausia pas mus dabar auga modelių mokyklos, kurios mokina apie sveiko gyvenimo būdą skaitmeniniais laikais. Auga detektyvų klubai, auga būriavimo būreliai, auga šokių įvairiausios studijos. Nes žmonės, kurie norėjo sieti savo darbą su švietimu, ypatingai neformaliu švietimu per būrelius, dabar gali iš to padaryti karjerą ir didelius tarptautinius verslus. Ir tą mes darome su ExoClass. Ir 32 metų gyvenant Amerikoje, Čikagoje, būnant priekiniai linijai pardavimuose, turinio kūrime, mokant mokytojus, būti būrelių vedėjais, aš pirmą kartą gyvenimą patyriau burnoutą. Aš žinote visi, kas yra burnoutas. Kai antiek tu prarandi savo kognityvinius sugebėjimus, savo dėmesį, savo atmintį, savo gebėjimą identifikuoti emocijas, kad tu tiesiog perdegi ir net nebepasitikė savim savo sugebėjimu vairuoti. Ir kodėl? Nes perspaudžiau. Per daug norėjau iš savęs. Bėgau sprintą, o ne maratoną. O švietimas ir gyvenimas yra maratonas. Kaip jūs pasirūpinat savim, kaip skaičiuojat savo žingsnius, kad kuo toliau nubėgtumėt su tai žmonėm, su kuriais norit bėgti ir tą kryptim, kurią norit bėgti. Taip, ir noriu pasidžiaugti su savo verslo partneriu ir geriausiu draugu 27 metus. Džiugu, 2020 metais patapom metų verslo žmonės. Lietuvoje paskutiniai. Tai reiškia, didžiausias švietimo kompanijos, didžiausias pripažinimas, švietime yra labai daug vietos jaunimui. Ar tai būtų formalus ar neformalus. Tai labai kviečiu jūs tikrai save ten įgalinti. Ir trupučiu, gal kas nežinote apie pačią robotikos akademiją, kodėl aš taip daug pasakoju, kaip tai atrodo maždaug iš šono, tai trumpas jūsų dėmesį sugebantis išlaikyti video, nes žinome, kad vidutiniškai Gen Z atstovai dabar gali išlaikyti dėmesį nuo 12 iki 8 sekundžių. Ne? Taip. Būrelis, vaikai, Lego. Po pamokų mes atvežam iPadus, atvežam pažangiausius Lego robotus, apmokinam mokytoją, sukuriam skaidres ir bet koks žmogus mokantis skaityti ir vaikščiantis ir norintis dirbti su vaikais gali patapti robotikos mentoriu. Tiek laiko, kiek jis nori, lankščiai su jo studijom ir įprasminti savo darbą, o ne tik tai vairuoti Bolt ar į kripto investuoti ar dar kažką daryti. Yra daug prasmingų darbų ir pasirinkite, kas jums tinka. Taip, ir noriu labiau pasidalinti, kągi išmokau. Ir ką galima tikėtis iš šio pristatymo. Tai geriausios praktikos iš viso pasaulio. Amerika, Airija, Japonija, dirbtinio intelekto konferencijos, kur buvau švietimo, kaip esu GSV. Viską, ką aš ten išmokau ir atradau, ar būtų longevity, ar švietimo, ar biohackingo, ar naujausių technologijų, pamatysite čionais. Taip. Turiu vieną tik taisyklę. Klausimų klausti negalima. Klausimus klausti privaloma. Bet kada jums kyla. Gerai? Iš karto tą akimirką užfiksuojame, kad aš matyčiau jūsų susidomėjimą ir galėčiau atsakyti jums rūpimus dalykus. Tai bus interaktyvi patirtis su naujausiam technologijom. Dabar matote roboto šunį, kas gal galėjot pamatyti droną, čia pamatysite neurolankelius, čia bus naujausi AI įrankiai nuo Groko, Gemini, premium versijos, ką galėsite išmėginti, XR kompiuteriai ir dar kelios technologijos, kurias dabar pristatysiu. Ir kviečiame aktyviai dalyvauti. Ateisit, ką norite išmėginti, patirkite tas technologijas, neklauskite, ko jas galite daryti, o žaiskite su jom. Tyrinėkite, nes aš nenoriu iš jūsų atimti atradimo džiaugsmo. O dabar tai noriu pasidalinti po 13 metų įžvalgų, jeigu reikėtų susisteminti, kadangi man teko jau milijonus vaikų pamatyti. Milijonus. Per įvairiausius pristatymus, per produktų analizės, apklausas, kai su turinio komanda dirbau ir konstravau. Pirma, viskas prasideda, jeigu norite patikti vaikams ir juos užkabinti, jų svajonės. Kaip dažnai klausite vaikų, kokios yra jų svajonės. Ir su jie klausdavau 13 metų, vaikai, ar tai būtų pirmokai ar ketvirtokai, nes tai yra pagrindinė mūsų amžiaus kategorija, koks yra jūsų numeris 1 svajonių robotas. 99% vaikų visą laiką sakė, žinot kokį? Robotas, kuris daro namų darbus. Antiek dar vaikai nesupranta, kas yra namų darbai, kad tai yra treniruoti jų smegenims, po pamokų, kad testų kaip etiudai grojant su muzikos instrumentais, ne? Kad lavintų jų smegenis, paruoštų jas ateičiai gyvenimui, kad jie galvoja, kad kaip šitą galėčiau atiduoti. Bet problema yra ne namų darbuose, kad jie nesupranta, kodėl
kur jos tai veda kol kas. Nes jų dar prefrontal cortexas arba kaktinė smegenų dalis dar nėra susiformavusi, kad tiek toli prieki planuotų. Ir dabar žinome, kad atsirado toks robotas. Tik tai yra ne fizinis, o skaitmenis. Ar ne? Kiek iš esančių naudojate dirbtinį intelektą savo mokymais? Nebijo, kad galite keltą, žinau, kad 70% plus. Taip, tik noriu pasitikslinti. Labai gerai. Ir būtų kvaila nenaudot. Bet esmė, kaip jūs jį naudojat? Ar jūs jį naudojat, kad už jūs padarytų, jūs net neperskaitot, nukopijuojate ir išsiunčiate dėstytojams. Čia būtų tas pats, kaip nueiti į sporto salę, nusipirkti trenerį asmenį, duoti jam daryti pratimus pačiam nesportuoti. Ar ne? Nu gerai, treneriui. Tai jūs sumokėjot ir treneriui, jis ir padarė pratimus, o gerai, čia gerai sportuoji. Bet rezultatų jūs tai negavot. AI'us turi patapti jūsų gylio treneris. Jūsų suvokimo treneris. Jis neturi daryti už jūs, jis turi padėti jums pasiekti, netrasti dar gylį ir suvokimą apie dalyką, kuris jūs žavi ir natūraliai traukia. AI'us pagalba turite atrasti, kas jums atrodo kaip žaidimas, bet kitiems atrodo kaip darbas. Ir kaip tai galite dalintis su kitais. Ir antras svajonių robotas vaikų buvo robotas augintinis. Pamojok, Roksai. Labas. Ane? Aš bandysiu gal ant žemės, padėkite jam sakiau, būtų neįsigaskit. Taip. Tai yra robotas šuo. Nu, Proksai, pašok. Ane? L1. Tai yra semi-autonominis robotas. Matot, aš jau nebevaldau jo. Ir visi vaikai svajoja apie robotus, visi įsiduoja humanoidus robotus. Ar ne? Bet čia yra robotas šuo. Augintinis. Bet tai nėra robotas šuo. Tai yra keturkoja transporto sistema. Ar ne? Skirta pagrinde kariniai pramoniai, sugaminta kiniečių kompanijos. Bet robotas pagal apibrėžimą yra mechaninis renginys, kuris turi 3 savybės. Kartokit paskui mane. Jausti, planuoti, atlikti. Dabar be manęs? Tai va, visi klausia, tai kas čia sukasi, ar čia žoliapvė kokia, ar čia alų galite daryti, ar kažką. Žinai, nežinia, oi. Biškį, nedaug dar baterijų jam šiandien. Tai va, sukasi lidaras, tai pirmas yra jo jutiklis. Čia lazeris greitai sukasi ir tas lazeris atsimuša ir grįžta atgal į jutiklį ir supaišo žemėlapį, kuris yra. Kad neatsitrenktų jūsų kojas, į žmonės ir nenumuštų jūs. Taip pat jis turi kamerą, ne, kad galėtų perduoti vaizdą ir atpažinti žmonės ar objektus iš kameros. Tad čia yra jo jausti dalis. Tada yra planuoti. Jo smegenys yra ne čia, ne čia, o čia. Procesorius. Jis apdoroja visą informaciją priimamą iš jutiklių arba iš mano kontrolerio. Ir tada atlikti. Ne? Atlikti tai yra motorai arba aktuatoriai naudojami, kad jis atliktų veiksmą. Paprasta. Jeigu mechaninis įrenginys turi 3 savybės - jaučia, planuoja, atlieka, jis yra robotas. Nesvarbu jo dydis, nesvarbu jo forma, nesvarbu iš kokių medžiagų padarytas. Ar ne? Ir taip galime pažiūrėti daugiau, ką jis gali daryti. Tai čia naudojama kariniai pramoniai ir švietimai dabar. Taip, svarbiausia, visi bijo, žinai, kad robotai užims pasaulį, bet o kaip, Proksai, tu jautiesi apie žmonės? Nu, prieš širdutę parodyk. O, nesijaukit. Taip, robotai mus myli, kaip myli. Mes galim padaryti, kad jie mus mylėtų, nes jie darys tą, ką mes jiems pasakysim padaryti. Kaip ir dirbtinis intelektas yra dirbtinės smegenys, robotas yra dirbtinis kūnas. Juos sujungus tikrai galėsim padaryti stebuklus švietime ir pasaulyje ir mūsų kasdienybėje. Ar ne? Tai keturkoja transportuojama sistema yra kam skirta? Kam yra skirta, kad atneštų mūsų voltą labai greitai, peršoktų per balas, užliptų ir nereikėtų žmonėm to daryti. Kaip kad dar mūsų delivery maistas būtų pigesnis, greitesnis, ar tai būtų medicina, ar tai būtų maistas, ar tai būtų reikalingos priemonės, ar apsauga. Ar ne? Nu dar visiems pamojok. O. Taip. Ir dar pašok dar kartą, nes jiems patinka, kaip tu šoki. Taip. Tai kodėl mes mokinam robotų šokti, nes tada jie mums netokie baisus, jie netaip mus strigdantis yra ir per šokį mes įvaldom plastiškumą, smegenys apdatuojas, nes kaip žmonės nuo senovės ginčių mokinosi šokti, taip ir robotai. Ir žinau, atsimint, kokie seniau buvo robotų šokiai, ar ne? Ir kaip dabar, tai tuoj bus labai jie plastiški. Gerai, ir čia yra projektas, ar ne? Man dabar reikėtų vieno savanorio arba savanorės, ar gali kas nors prieiti? Nu, stok. Ko tu čia taip spardais? Pabūk. Taip, man reikia vieno savanoris arba savanoris? Taip. Labai gerai. Sveikas, aš Kristijonas. Labai malonu, kad atėjai. Taip, ir dabar įsivaizduokite, robotai gali vaikščioti, gali būti metaliniai, gali būti plastikiniai iš Lego, gali būti iš bulvės, bet jeigu tai jaučia, planuoja ir atlieka, ar ne? Ir taip pat trečioji vaikų svajonė buvo skraidantis robotai. Aš nežinau kas, bet žmonija nuo brolių Raiterių, nuo pačių visų mūsų legendų žavi gebėjimas skristi, ar ne? Ir robotai dabar įgauna
labai svarbų dalyką, jų nebereikia valdyti, pakrovau savo ranką, jie gauna dirbtinį intelektą. Arba machine learning, arba vision learning. Tai net tokie primityvūs, paprasti didžiai darniukai, už 200 eurų kainuojantis, jie naudoja tokį imprinto metodą. Žinote, kai viščiukai arba paukščiukai gimsta, iš karto išsirita, pirmas objektas, ką jie pamato, patampa jų mama. Tu dabar patapsi roboto mama arba tėtis. Gerai? Važiuojam? Žiūrėk kamerą. Taip. Nu, dabar bėk ten. Palauk, biškį pametė tave. Gali grįžti? Per greit nubėgai, tu per greitą, žinok. Taip, pažiūrėk į jį, kad nuimtų tave. Taip, dabar, eik tenai. Lauk, neskubėk, jisai, žinok, pirmą kartą matė. Taip, žiūrėk, kad sektų tave. Aha, dabar sukis, kad sektų tave. Iš naujo išmokinsim to veidą. Taip. Taip, lauk. Taip, lauk. Smoksi to veidą. Aha. Dabar nueik iki ten ir grįžk atgal. Taip. Taip, žiūrėkit. Taip. Jeigu pritūptum. Taip. Taip. Labai gerai. Ir dabar, žinai, kur eitum, jis jau dabar tavęs jau priprato ir jis jau seka. Tai aiškiai, jis savo kamerai autonomiškai mato tave, matai, pasimetė, net gali jausti, kai jis pasimeta. Ir visiškai nevaldomas tave visą laiką seka, gali tau, žinai, filmuoti už tave video ir jeigu padėk po jo ranką, nusileidžia. Ar ne? Tai aiškiai, jau net ir patys pigiausi, primityviausi skraidantis robotukai viduje turi mašininio mokymosi algoritmus, kur gali išmokti mus sekti ir atlikinėti paprasčiausias komandas arba gali būti valdomi balsu. Tai jeigu norite valdyti ateitį ir paimti savo rankas, turite suprasti, kas yra robotai, suprasti, kas yra dirbtinis intelektas ir išmokinti savo smegenis, išmokti greitai mokytis visų šitų naujų kompetencijų ir sugebėjimų, kad valdytume tas technologijas. Nes tiek dirbtinis intelektas, tiek robotika bus, manau, labai daug kur visur. Gerai? Ir noriu pristatyti mano vieną mėgstamiausią technologiją. Man reikia, kad pratęsčiau, apie ką aš toliau šnekėsiu. Kas iš šiandien matėte filmą, ne filmą, atsiprašau, serialą Black Mirror? Žiūrėjote kas nors, ne? Matėte 8 sezoną kas nors? 8 sezoną matėte, ne? Man reikia žmogaus, kuris nenešioja akinių, kad ateitų prie manęs ir pasavanoriautų. Gerai? Taip. Labas, aš Kristijonas. Ema. Labai malonu, Ema, kad ateit. Dabar žiūrėk į tą kamerą, žmonės, įstok va čionais. Jo, čionais gali labiau atgal. Ir aš dabar įrašysiu, kaip per Black Mirror, į tavo smegenis informaciją, kad tu žiūrint papasakosi, apie ką mes toliau šnekėsim. Gerai? Taip, užsidėk šitos akinius. Taip, pakel galvą į viršų. Taip, nuleisai žemyn, žiūrėk tiesiai ir garsiai, prašau, skaityk nuo dabar. Sveiki visi, negaliu patikėti, kad dabar kalbu su jumis skaitydamas tekstą tiesiai iš savo akinių. Jūs to nematote, bet aš matau priekyje ekranėlis žaliai tekstą. Kaip iš ateities filmo technologijos, jau čia jos kasdien tampa išmintingesnės, protingesnės ir vis labiau įtrauktos į mūsų gyvenimą. Bet svarbiausia technologija, kurią privaloma išmokti valdyti, tai mūsų smegenys. Jei jų nevaldysime, jokios išmanios technologijos mums nepadės. Šiandien kalbėsime apie Gen Z ir Gen Alpha problemas, apie brain rot, apie dėmesį, emocijas ir kaip visą tai galime lavinti ir dar smagiai praleisime laiką patys išbandydami VR neurotechnologijas. Su puikiai, paplokime mūsų. Ačiū tau. Taip, ar kas nors matėsi iš priekio? Ne, įsivaizduojat? Jau dabar nežinai, nes čia yra dirbtinio intelekto akiniai su augmentuota ir miksuota realybė. Aš viršui pakėlęs, matau tekstą. Taip, matau tekstą, matau informaciją. Aš paspaudęs šitą mygtuką galiu paklausti bet kokio fakto, AI-us, ir jis man pasakys atsakymą. O paspaudęs šitą galiu transcribinti ir rašyti bet ką aš pasakiau. Ir įsidėti savo norimiausias 3 žodžius. Tai aš paleisiu šitą ir galėsite išmėginti. Užsidėti, pamatyti, paimsit, užsidėsit, pakeliate viršų. O taip, pakeliate viršų, matote tekstą, paspaudžiat šitą šonelį,
atsiranda Even AI ir galite klausti angliškai teksto ir atsakysim atsakymą. Tai jau dabar bet koks AI-aus įrenginys prideda jums 20-30 IQ taškų, po 6 mėnesių bus 40-60, po 9 mėnesių 100, tuo mūsų IQ bus nebesvarbu. Nes AI-as gali 100 IQ pridėti, tai mūsų ten average 100 nieko nekeičia. Prie ten 500 ar 1000 euros. Taip. Bet ar tai yra pritaikyta žmonėm, kurie turi regos problemų? Taip, tiesiog aš kadangi nenešioju akinių, čia yra akiniai, kuriuos aš galiu nešioti. Bet šiaip gali lygiai tą pačią technologiją ant tokių akinių dėti kaip tau. Ja, nesvarbu yra. Ir čia yra prašiausi, kokie jie bus. Tai išmėginsime, bet šie yra, aš juos vadinu minimalistiniai akiniai. Ne? Minimalistiniai reiškia, jie nefilmuoja, kad nepažeisčiau jūsų privatumo, jie neskleidžia garso, jie tik tai vaizdas ir mikrofonai. Ir aš pasirenku, kada kas veikia per telefoną. Taip, tai aš gal tada iš karto ir paleidžiu per rankas. Siunčiame į vieną pusę šitos akinius. Taip, užsidėkit, pažiūrėkite, kaip veikia ir patirsite. Ir kiti yra metos, nežinau, kiek čia Facebook ir Instagram naudojat, kur labiau invaziniai. Ne? Kas gal esate girdėję, Meta AI Ray-Ban akiniai. Labai norėčiau, kad išmėgintumėt funkciją jaus, bet Lietuva visą laiką užblokuota nuo ateities technologijų ir mums tiesiog neleidžia. Tai čia paprašiau, labai norėsiu, kad užsidėtumėt. Ir dabar matote, jungiasi tokia lemputė, čia yra kameros. Ir jeigu aš pasakysiu, hey Meta, hey Meta, hey Meta, hey Meta, take a video. Dabar žiūrėkite. Matote užsidegė lemputė? Aš pirmu asmeniu filmuoju. Mes būreliuose naudojam šias technologijas, mentoriams uždedami, paskambinam jiem realiu laiku ir feedbacką duodam ne už praeitį, o realiu laiku. Į kurį vaiką pažiūrėti, kaip geriau pasirūpinti, kad jis robotą sukonstruotų, ar kitą informaciją. Skambučio metu, nes tu matai pirmu asmeniu. Dabar aš visus filmuoju, galite pamojuoti. Taip, ir galėsite pamatyti. Aš taip pat užleisiu muziką, nes čia jau muzika eina per kojelę, vibruoja tiesiai į kaukolę. Tai jūs girdite AI, galite klausti, parašyti jo, take a picture, make a video, hey Meta, bet dabar Lietuvoje užlokinta yra. Arba paspaudžiat, įsijungia arba išjungia. Vieną kartą paspaudžiat nuotrauką, vieną kartą paspaudžiat ir palaikot video ir paleiskit muziką išgirdus. Nes tikrai jautiesi kartais kaip filme. Vaikštai, tu be ausinių, bet soundtrackas eina. Tada, žinai, kai vedu būrelį ir man jau peliūna būna, užsileidžiu ten Interstellar ar kokį soundtracką. Taip. Ne. Aš užleisiu muziką, galėsiu pafilinti. Gerai? Žinau pasakyti, bet tiesiog reikės čia paspausti. Palauk, va. Groja muzika dabar man. Jaučiuosi kaip filme, ne? Jūs negirdit, aš kaip vienas. Tai ne šizofrenija, bet judam link to. Taip, tech-induced šizofrenija. Tai va, čia paspausit, sustos, paspausit, gros muzika, gerai? Jungiu, pafilinkit, sakau, visos technologijos čia yra interaktyvios. Aš noriu, kad jūs patirtumėt, pajustumėt, užsidat, bet aš nenoriu iš jūsų atimti atradimo džiaugsmo, kad aiškint, kaip tas technologijas naudot. Aš galiu tik dalintis savo pavyzdžiu. Gerai? Ar galime įdėti toliau? Šitie akiniai, labai geras klausimas, kaip man patinka Gen Z, aš kart apie babkės. Taip, robotas šitas nuo 3 iki 5 tūkstančių, pigiausia versija eurais, šitas 200 eurų, 159, tie Even Realities G1 akiniai 600, 5-600, šitie Meta 300. Taip, bet jau dabar išėjo daug geresnė versija, Meta Ray-Ban display, kurie apjungia šitas 3 technologijas į vieną. Dar matote, manęs yra apyrankė. Taip, aš šitą apyrankę paspaudęs galiu valdyti kompiuterį, matot? Aš galiu valdyti kompiuterį neurotechnologijomis, tik tai elektromagnetiniais impulsais einančiais iš mano raumenų į čia, kad galėčiau taipinti kišenį, kai nesimato mano rankų. Galiu perinkti, keisti ir jis fiksuoja ne pagal kamerą, o pagal mano raumenis. Tai šita technologija plus ta susijungia dabar į vieną Meta displejus. Tai va, o dabar noriu pasidalinti keliais kitais dalykais. Matot visą šitą prezentaciją. Atsimenat, sakė, visi vaikai nori namų darbus darančių roboto. Kadangi kai pereini studentavimą, 9-12 klasę reikia daugiau prezentacijų kurti. Labai rekomenduoju Gamma app. Gamma AI prezentacijų agentas. Įvedi temą, nežinau, brainrot. Padaro pilną prezentaciją su nuotraukom, su video, su linkais, su mentorius notes. Taip. Agentic PowerPointas. Tai reiškia jau, jeigu AI, prie kurio jūs pripratę, yra LLM, tai Large Language modeliai, kur tik apie tekstą užsiminėja, tai čia jau agentas, kuris kūrė vizualus, kūrė struktūrą. Aš 10 metų skaidrės dariau, mokytojai, kreipiuosi jūs. 10 metų dariau skaidrės, man reikėdavo 6 žmonių komandos bildint. Dabar vienas galiu daryti. Vienas kaip noriu ir net aš pradėjau kurti tokius konceptus, kur pasikvieti vaikus
ir sakai, o ką šiandien norėtumėt išmokti? Surenku iš visų vaikų info, sudedu į promptą ir padarom pamoką specialiai jiem tą dieną, kas jiem įdomu. Iš karto prie jų akių. Jeigu turėsim laiko, galėsiu parodyti, kaip tai atrodo. Gerai? Judam toliau. Tai pažiūrėjom Unit 3 mūsų šuniuką, pažiūrėjom DJI Neo, pabandėt, patyrėt, labai kviesiu daugiau žmonių pafilint ir išmėginom Even Realities G1 akinius. Aš gal tik tai palaukit, prisijungs, kad video išleist. Up. Va. Galit pamatyti visi, apie ką šitas video buvo. Ane? Va, kaip matot, gali vers kalbas tie kiniai, ane? Realiu laiku matai kaip subtitrus. Ane? Kinietiškai, angliškai šneka, tu iškart verti. Tada navigacija. Ane? Tada turime subtitrus, quick notas. Aš tiesiog iškart įrašau, ką noriu. Išgirsti navigaciją, notificationai, užduotis, telepromptas, ką matėt jūsų kolega perskaitė, tiesiog eini skaitai ir pasikeičia tau, perskaičius. Anglų kalba. Ir AI, paklausė AI klausimą, tau atsako, tu vienintelis matai. Taip. Ir čia prasčiausia, kai buvo, nes šitai technologija jau visi 3 mėnesiai, jinai jau paseno. Taip. Ir dabar ir daug pažangesnės technologijos, kurias pristatysiu, parodysiu ir jau laukiu ateityje. Gerai, judam toliau. Taip, o dabar noriu vieną dalyką padaryti, kadangi labai noriu pasidalinti, aš be galo mėgstu surinkti geriausias pasaulinės švietimo praktikas iš viso pasaulio, ar ne? Ir, nieks taip nevaro kietai kaip kinai. Nes jiem nesvarbu. Jie sugalvoja padaryti, reikia dabar mums mokslininkų inžinierių, visa tauta eina mokslininkų inžinierių. Biški prisukam menininkų, prisukam socialinių, visi eina į Steamą. Ir kiekvienais metais daugiau baigia Steamo profesijų studentų, negu iš viso yra Amerikoje. Čia kiekvienais metais. Ar ne? Kad suprast, tam pasakė valdžia, visi eina daryti. Tokia Kinija, toks žaidimas, kai tu virš milijardų žaidė. Ir labai noriu paklausti klausimą įdomaus jums, kodėl kinų pirmokai, antrokai taip leidžia pertraukas? Palaukit. Ane, įsivaizduojat pas jūs mokyklą taip. Būtinai tokią gabalą, važiuokit mokytą kaip duoda. Kodėl? O, tai telefonų baikit, čia net jeigu neapdrįsta, jie net pasvajot. Jie telefonus tik konstruoja. Gali būti dėl to, kad jie labai daug sėdimo darbo turi, reikia jiems judėti. Būtent. Neuromokslai atrado numeris 1 dalykas po miego, po mitybos. Po miego ir po mitybos yra kas? Judesys. Smegenys privalo judėti. Vaikai gali išlaikyti dėmesį per valandą pagal tokią formulę, pagal neuromokslą. Ar ne? Jų amžius kart 2 minutėmis. Ar ne? Jeigu tau 10, tu per valandą gali 20 minučių išlaikyti. Ir turi prasidėti. 5-10 minučių pertrauką padaryti. Ar ne? Tai mūsų senasis modelis netitinka neuromokslo atradimų. Tiesiog daug laiko yra prašvaistoma. Ar ne? Ir judam gerai, šitą atsakėm. Važiuojam kas toliau ir dabar aš kviečiu, atradom, kad judėjimas numeris 1 dalykų mokymais. Ar ne? Mes kai sėdim, sustoja, nes visas learning turi būti embodied experience, visas kūnas turi judėti. Gamto nepamatysite jokių gyvūnų besimokančių, sėdinčių eilutėse, žiūrinčių į lentą. Ir nurašančių, kaip gaudyti lašišą, kaip pagauti, grobį, kaip ten uogas atsirinkti. Nėra. Jie viską per judesį, per simulacijas, per įsitraukimą ir aktyvaciją. Tai aš ką padarau visą laiką, aš šokinėju, kai reikia užsikrauti ir išmokti informaciją. Ar ne? Tai labai rekomenduoju jums pasidomėti daugiau. Bet visą laiką kiekvieną dieną net rekomenduoju, jeigu norite universitete ar mokykloje pradėti gerai, tai pradėkit nuo kūnsės kiekvieną dieną. Jeigu neturite, pasidarykite savo. 15 minučių užtenka. Pašokinėti lengvą kardio arba high intensity interval training pasidaryti. Kitoj kategorijai bus jūsų mokymosi experience. Tai mažiausiai 30% pakils. Ir dabar lengva man čia šnekėti, ar ne? Jungiamės gal pajudėti patys, ar ne? Ir atvykit turi būti smagu. Taip? Ar gali visi atsistoti? Taip, čia žinokite, nebus sudėtingas. Važiuojam? Taip. Taip. Pasirengę?
Gerai. Taip. Dabar visi tokį judesį darom. Op, užmetam. Op, kapojam. Net robotai iškirtas. Taip, labai gerai. O, gerai. Dabar žemyn, čia labai svarbu. Treniruojam tik tai, kas svarbu. Op, žaliuzės. Lemputė. Senoviškai, bet veikia. Tualetinis popierius, pravers. Gerai, jau matau apšilot, labai gerai. Dabar kažką tokio rimtesnio. Išsukt kažką, išsukt rankom dirbam. O, orkai, vyryklė. Dušas. Šalta karšta. Zoomas, nežinau kiek čia kūrėjų. O, labai gerai. Finalinis raundas. Nu, va taip. Senelio nugara, jeigu spaudžia. Būgnai. Marambos. Kurmiai. Taip. O, arti. Beveik pabaigiam. Nu ką? Nu, sveikinu, labai gerai. Prasidinot, ačiū. Nu, labai sunku buvo. A, kitas dalykas, kai darote fizinius pratimus, kodėl nepadaryti, kad būtų smagu? Kodėl nepaprikolint, kodėl nepamymint? Ar ne? Tai labai rekomenduoju, jeigu norėsit, galėsiu visą šitą prezentaciją pasidalinti su Nerijum. Nerijus galės pasidalinti su jumis. Čia tikrai šiais laikais informacija demokratizuota. Use it and abuse it tiesiog. Gerai, judam toliau. O dabar trupučiuką pašnekėkime apie pagrindinės problemas. Ar ne? Kas esate girdėję toje knygą Nerimo karta pagal Jonathan Haidt? Ne? Per 15-20 metų seniai nebuvo tokios knygos, kurie taip gerai pasakytų apie didžiausią problemas, kurias sudarė millennialsai, Gen Z ir ypatingai Gen Alpha. Ar ne? Ir numeris vienas, ką mes turime suvokti, tai atsirado dėmesio krizė. Kam iš esančių žmonių yra sunku suskaupti? Baigia, kam čia esančių sunku suskaupti žiūrint TV serialą? Labai gerai. Kas žiūrint serialą, tu pačiu ir social media skrolinat? O, labai gerai. Tai nesijaurinkit, jūs kaip visi, jūs patenkate į statistiką. Tai 2010 metais vidutinė dėmesio trukmė Gen Z buvo 12 sekundžių mes sugebėjom išlaikyti. Ne? 2010 nukritom jau iki 8 ir 2023 ties 6, tai manau dabar mes esame ties 4 sekundėm galim išlaikyti dėmesį. Nepagalvojo apie savo telefoną, nepermetė aplikacijos, nepažiūrėjo notificationo, ne kažkam neparašė, nepaskaitė ir man kus neparašė. Ir tai išmokina mūsų smegenis visai kitaip operuoti. Nebeišlaikyti ilgo konteksto lango. Kiekvieną kartą, kai mūsų dėmesys nušoka nuo vienos temos prie kitos, mums užtrunka grįžti į tą pačią temą, žinot, kiek minučių? 20. Ir aš žinoti įdomų faktą apie smegenis. Smegenis yra tik tai 3% mūsų kūno masės, bet sudegina 30% mūsų visos energijos, kalorijų. Ane? Tai reiškia, mūsų smegenim, jos kadangi bando saugoti energiją, jis stengiasi kuo mažiau dirbti. Todėl taip sunku susikaupti. Todėl bando nesikaupti ir nusinambinti, kad konservuotų energiją. Ane? Judam toliau. Ir tas, kad mes negalim išlaikyti dėmesį, privedė mus prie emocinės krizės. Kas pastaruoju metu, nežinau, jeigu norite dalintis ar ne, neprivalote, jaučiate daug nerimo. Anxiety. Dėl ateities, dėl egzaminų, dėl... Skambina nežinomas numeris. Ne. Taigi parašyk. Ko negali man parašyti? Ir per Insta, su nuotrauka, su profiliu, prašau. Ir tik toką turėk. Ar ne? Anxiety. Mes bijom nebeturėti informacijos, bijom nežinios. Nes per komfortabiliai gyvenam. Pritarėt ar ne? Taip. Arba atsidarai Instagramą, atrodo, mano broliui 6 metai jau multimilijonierius. Dirba po pusvalandį per dieną, multimilijonus varto. Nu, nesąmonė čia. Ane? Gerą klausimą paklausiu. Kaip man, koks yra vidutinis startupo įkūrėjo amžius? Startupo įkūrėjo amžius. Vidutinis pasaulyje. 45 metai. Biški grįžkim į realybę. TikTokas, kur ten 18-mečiai sako tau, kaip užkalt milijonus ir lambais važinė, nėra realybė. Ja? Mūsų kritinis mąstymas, mūsų per daug sukurti algoritmai, kurie yra skirti tik tai ant klikų, seivų ir išėrų, atrado algoritmą, kaip nuhakint mūsų smegenis. Kuo jaunesni ir gražesni žmonės, kuo daugiau uždirba pinigų, mažiau stengdamiesi. Tai nuhakina ir kelia anxiety, kad jūs atsiliekat. Niekur jūs neatsiliekat. Jūs labai geram laikė esat. Viskas dar priešaky. Nespaninkit, ten social media nėra realybė. Ar ne? Judam toliau. Ir emocinė krizė labai kyla. Ir nerimas išaugo.
nerimo lygis 2023-2025, kai 2000-aisiais buvo tik tai 8. Trigubai per 20 metų. Baisu. Bet matome, kaip tiesiogiai tai koreliuoja su technologijom. Ypatingai nuo 2010 metų, nes 2010 metais išeina technologija, kuri yra pavadinta visa karta. Tai išeina šitie bad boys. Ne? iPadai nuo 2010 metų patampa numeris 1 žaislas pas jaunimą, telefonai patampa irgi numeris 1 žaislas ir mes visą laiką sėdėm renginiuose. Nuo 20 ir intensyvėja. Aš žinau, jūs nepatikėsit tokia istorija, bet kažkada Facebookas buvo apie draugus, kur tu keli nuotraukas savo draugų, daliniesi, matai, kaip jiems sekasi, nebuvo reklamų. Ir Facebookas, kokį jūs dabar patirėte, Instagramas ir YouTube'as yra kardinaliai kitoks negu ten prieš 5-6 metus. Tai jo weaponizacija įsigyvenino per pastaruosius 6 metus. Ir kadangi domitės jų švietimu, ir jeigu reikėtų man parekomenduoti vieną knygą jums, vieną, audio formatu arba fizinę, tai būtų Jonathan Haidt Nerimo karta. Neįtikėtinas yra turinio vienetas, ten jums paaiškins, kas nutiko, ypatingai Amerikai ir visam pasauliui, kaip play-based childhood buvo pakeista į phone-based childhood, iš noro apsaugoti vaikus, nes atrodo, jeigu neįs į lauką, nieks nepagrobs. Neiškris iš medžio jisai, nesusižeis. O jeigu eis jisai į lauką, jį kažkas pagrobs, kažkokią žalą padarys, susižeis. Tai palikim jį žaisti Minecraftą, palikim jį žaisti Robloxą, nieko nenutiks. Oi, kaip mes klydom. Ir pamatys šitą deitą. Taigi čia nieko tokio, taigi čia tik tai aplikacija dalintis nuotraukom. Bum, didžiausi depresijos lygiai, savižudybės, kūno deformacijos ir vaikai, kurie nebegali susikaupti. Dėl to, nes mes esame perkrauti skaitmeniniu dopaminu. Tai jeigu tikrai įdomi šios temos, smegenys ir kaip spręsti ir kaip padėti švietimo institucijoms, labai rekomenduoju šitą knygą. Rimtas pasaulinis judėjimas, tai paprastai trumpai, jokių išmaniųjų technologijų vaikams be priežiūros iki 12 metų, jokių socialinių medijų iki 16. Trumpas, paprasčiausias sprendimas, kuo daugiau eiti lauką ir leisti vaikams įeiti problemas. Nes įeidami jie į tikro gyvenimo problemas ir patirdami frikciją, jie tobulėja. Taip, o dabar, kadangi tiek apie dėmesį šnekėjom, pasiruošę pakovoti dėl prizų? Labai gerai. Taip, čia bus dabar jums paprasta užduotėlė. Gerai? Turėsit skaičiuoti. Senas geras tas. Turiu skaičiuoti, kiek kartų baltai apsirengę žaidėjai apsikeis kamuoliu. Gerai? Susikaupiam visi, dabar jungiam. Skaičiuojam. Kas teisingai atsakys, gaus prizų. Oi. Matot? Skaičiuojam. Tik balti. Skaičiuojam. Tai kiek? 16? 17? 16? Tai 16 ar 17? 13? Gerai, pažiūrim. Ir teisingas atsakymas 15. Taip. Nu, kam pavyko, pirmi 3, kam pavyko ateikit čia. Ateikit. Jūs 15, ateikit ir perduosim merginom, gerai? Gaunate po legončiuką, nes lego pirmas žaislas, prašau. Legončiukas ir perduokime merginom tam, gerai? Taip. Puiku, bet ar tie, kas stebėjote, beskaičiuojant, pastebėjote šito? Taip. Tuoj. Taip. Taip. Kas nematėte gorilos? Taip. Kas nematė? 1, 2, 3, 4. Nebijokit, čia viskas normalu nepamatyti. Čia taip 50-50. Įsivaizduojate, mūsų smegenys turi tokią savybę išanuliuoti bet ką, kas nėra susijęs su užduotim, kad mes net gorilos nematėm. Tai čia buvo 1999 metais ir tai pradėjo pamatą sukurti labai kabinančius algoritmus. O kam būna, kad taip įsėdate TikToką arba Reelsus, kad 4-5 valandos prabėga. Į jį šviesų tamsų. Pamiršai pavalgyti tūliką net nenuėjai. Tai čia tuo pačiu principu. Tai yra taip įtraukia konteksto šuolis, muzika su vaizdu, su novelty, kažkuo nauju, kad viskas kitas išnyksta. Tai čia tik gorilas taip mato, o ten zombis patampi. Tai labai turėkite omeny, nes vienintelis būdas, kaip prie šito kovoti, tai yra patapti sąmoningu apie tai. Naudoti timerius. Sąmoningai naudoti, sakyti, aš einu dabar tik, kad pažiūrėčiau arba tokį kiekį laiko, arba tokią informaciją gaučiau. Taip. Judam toliau. Taip. Judam toliau. Greitas, trumpai. Kas man gali paaiškinti, kas čia?
Kas čia? Kas čia vyksta? Kas man čia gali paaiškinti istoriją, siužetą, pagrindinę mintį, gylį? Ja? Ja, žiūrėjau irgi. Šiaip intens, taip. Ja, ką tai reiškia? Sveikinu, jūs tik pamatėt Gen Alphos naujausią intellectual property, kuris Michael Bay, žinot, Michael Bay, kur Transformerius kūrė. Nusipirko, už 200 milijonų greičiausiai bus milijardinis IP su 7 filmais, kur bus kaip Transformeriai, tik tai alfa kartai. Taip, nupirkta, pažiūrėkit, check and verify, pažiūrėkit, nupirkta, ruošiami filmai. Taip, bet čia yra pradininkas vieno pagrindinio Gen Z ir Gen Alpha priešo, su kuriuo jūs kiekvieną dieną kovojate, kuris yra taip arti, kad tai yra pirmas dalykas, ką jūs paliečiat atsibudę ir paskutinis prieš užmiegant, brain rotas. Jūsų smegenys yra pūdinamos nekokybiška informacija. Nekokybiška informacija yra neturinti siužeto, neturinti gilesnės prasmės, jūsų needukuojanti ir pilna stimulacijų, kurios prie nieko neveda. Tada jinai užkelia jūsų dopaminą taip aukštai, kad po to bet kas kitas yra nuobodu ir neprasminga. Jūs nebeturite motyvacijos ir noro pradėti daryti sudėtingų dalykų. Čia tas pats kaip, kad suprasti, žinot, gali valgyti bulvę, nes bulvė natūrali yra. Turės suvirškinti, pasiruošti, apdaryti, arba gali valgyti čipsą. Čipsas yra ultra processed. Labai stipriai apdorotas. Todėl, kai suvalgai čipsą, jis skanus tą akimirką, bet kūnui labai sunku virškinti, jis atlikinėja daug beržio darbo. Sunoja labai daug energijos ir mažai gauna iš to naudos. Tai čia tas pats, tik tai skaitmeninė informacija. Brain rotas yra nesveikas maistas, nesveika informacija jūsų smegenim. Ir mes matom daug pavyzdžių brain roto. Taip? Kas matė šitos, kai 6 video viename? Kur visiškai, absurdas. Taip? Memes, kas naudoja 6, 7? Ne? Neturit? Kai jau net Gen Alpha savo kalbos nebesugalvoja, ne? Random, atskiriama. Taip. Ir kas įdomu, kad jeigu pažiūrėtumėt kazino aparatus, spaudi, kažkas sukasi, iškris, neiškris, laimėjai, praradai, tuo pačiu principu unlimited scrollas yra. Tik tokie reelsuose suki, nežinai, joks video iškris, laimėjau, man patiko. Like. Laimėjau, patiko. Share. Laikų. Tuo pačiu principu sukurta. Kad nuhakint jūsų smegenis. Ar ne? Ir judame toliau. Tai brain rotas. 2024 metais tai buvo išrinktas metų Oksfordo žodžiu, nes nežmoniška pandemija brain roto eina. Ja? Ir labai sunku pakeisti to, ko neseki. Ir pirmiausia, turi identifikuoti, kad turite tai. Ar ne? Ir kas sukelia brain rotą. Tai socialiniai tinklai, reelsai. Ar ne? Trumpi būtent video, kur yra labai didelis konteksto šuolis ir jokio siužeto, jokios informacijos, nieko. Taip pat prie brain roto labai stipriai prisideda miego trūkumas. Jeigu aš jūsų paklausčiau, kas man galėtų pasakyti, koks yra jūsų paskutinių 6 mėnesių miego vidurkis valandomis? Taip. Tai jeigu neišmiegat tarp 7 ir 9, jūs tiesiog nepasiruošę esate nei emocijų savo reguliuoti, nei savo dėmesio, nei koncentracijos. O tą labai rekomenduoju sekti su kokiu nors trackeriu, paprastu. Miegas šventa turi būti. Ja? Tada socialiniai tinklai, žaidimas prieš miegą labai pakenkia miego kokybei, tai irgi prisideda prie brain roto. Ir trečias, stresas ir prastas maistas. Ten sakoma, pati geriausia strategija ir technika, kaip jums kovoti prieš brain rotą. Numeris 1 – išsimiegot. Numeris 2 – sveikai valgyt, makronutrients suskaičiuoti, kiek proteinų, kiek angliavandenių, kiek sočiųjų riebalų. Ir trečias, 60 minučių per dieną fizinės veiklos, bet kokios. Čia nebūtinai džimas. Kol šito neįsprendėt, visa kita bus, nesuteiksim jokių efektyvių pokyčių. Bet pirmiausia, jeigu nors spręs problemą, turi patapti apie tą problemą aware, sąmoningi, ar ne? Ir dabar pastebėjot, mes šnekame daug apie dėmesį, koncentraciją, o kas yra dėmesys? Aš galiu jį įdėti kišenę? Galiu su šakėm įkast? Jis kaip metras yra, jis kaip kilogramas? Kas? Kas man gali pasakyti? Kaip paskaičiuoja dėmesį? Kaip?
Ne, nu gerai, pavyzdžiui, šitie įrenginiai ką padarė? Atrakino ir suteikė balsą mūsų širdies ritmui. Tada mes pamatėme kardio zonas, ar ne? Kada galime sekti miegą pagal mūsų širdį. Nes mūsų kūne yra 78 organai, bet jiems visiems diktuoja vienas organas. Koks? Smegenis. Visi kiti neturi balso, ar ne? Bet ir smegenis pačios apie save negali pasakoti. Jos tik visą laiką konservuoja energiją. Tai man dabar reikia savanorio arba savanorės, kuri nebijos, kad mes prisijungtume prie jų smegenų. Ir pirmą kartą gyvenimą parodytume jų dėmesį. Labas, iš Kristianas. Malonu. Ačiū labai, Saulė. Taip. Tai mes naudosime dabar neurotechnologijas. Dabar įdomus labai dalykas, mes kuo toliau, tuo daugiau kūrėme sensorių, kurie gali seniau nematytus dalykus ir nematomus padaryti matomais. Ar ne? Tai čia bus toks lankelis, nes Janika aš te uždėsiu. Ir čia esantis infraraudoniai spinduliai. Taip, tu mes perškom čionais. Infraraudoniai spinduliai prisijungs ir pamatuos tavo gebėjimą prisotinti deguonies prisotinto kraujo tavo prefrontal cortexą. Prefrontal cortex arba kaktinė dalis realiai tave skiria nuo visų, žinai, gyvūnų. Ir tu pamatysi tokį kamuoliuką, tu aš parodysiu, kaip tai atrodys. Va galite matyti, kaip veikia šitas mentė. Taip. Matot, bus kamuoliukas, aš prijungsiu, kad visi, žinai, galėtume matyti. Taip. Ir va, jisai švies to kaktinę dalį. Ir kaip galiu iškelti širdies ritmą, taip galiu iškelti ir deguonies kiekį tavo kraujagyslėse. Ir tai rodys tavo dėmesį ir koncentraciją per 3 minutės. Ir tau turėsi iškelt kamuoliuką kuo ilgiau ir kuo aukščiau. Okay? Ir klausimas, o kaip tai daryti? Neurofeedbackas, tai reiškia greitas feedback loopas, tu pati turėsi išsiaiškinti. Nes tavo smegenis unikaliai veikia tik tai tau. Okay? Tuoj palauk, aš patikrinsiu. Taip. Taip. Tuoj patikrinsiu, ar veikia. Apgavau. Nekratys elektra. Nekratys, čia yra sensorius, ne neuromoduliatorius. Čia ne pulseto, ar ne? Taip, tai dabar prijungsime tave su laidu. Taip, tai gali čionais būti irgi. Taip, užsidėk šitą, taip, ant kaktą reikės pakelti plaukus šiek tiek, kad netrukdytų. Taip, pakelti plaukus, kad į kaktą liestus. Aha, gerai. Tuo mes tą prijungsim. Taip, galėsi žiūrėti publiką ir ekraną, nes aš norėsiu, žinai, kad matytųsi visiems. Gerai. Taip, prisijungsim prie tos smegenų. Gerai. Spauduok, viskas gerai. O. Taip. Taip, sveiki, dabar jūs pirmą kartą objektyviai pamatysite, kas yra dėmesys, kas yra koncentracija ir deguonies prisotinta kaktinė dalis. Okay? Taip. Matai kamuoliuką? Kelk jį viršų dabar, kaip niekad nieko nesikėlus. Skoncentruok, kelk, stumk. Nepamiršk kvėpuot. Taip, o. Keliam. Taip, matot, čia magija vyksta. Žvaigždžių karai. Čia mintimis dabar kelia objektus. BCI, Brain Computer Interface. Mes ruošimės naujai erai sąsajos tarp technologijų ir žmogaus biometrinių duomenų. Taip? Kelk, keliam, labai gerai. Sveikinu, kiekvienas 10% yra vienas lygmuo. Tau jau pavyko praeiti pirmą lygį, toliau kelk, nepamiršk kvėpuot. Aš žinau, nėra lengva, kai daug žmonių stebi, bet varyk. Kelk, dar, aš matau, gali visai daugiau parko yra. Kelk. Taip, labai gerai. Keliam. Metu iššūkį iki 30 pasiekti. Vidurkis yra 23 iš pirmo karto. Ir kas nerealu, tai yra neurofeedback. Reiškia, jinai gauna labai greitą feedback loopą ir pajaučia, ką reiškia jos smegenis hypermode. Aš žinau, kad šachmatininkai, grandmasteriai, kai žaidžia turnyruose, per vieną mečą sudegina 3-5 tūkstančius kalorijų, nes jie tiek daug žingsnių priekį apgalvoja. Tai smegenys yra labai imlios. Nepaleis, kelk, tau gali. O, palauk, atsijungia internetas, ne? Tuo mes labai greit prijungsim tave. Nu gerai, tu tada baig, mums čia techninis nesklandumas, tu tada baig, kad galėsim peržiūrėti rezultatus. Bet jo, pamatėt, varyk, toliau kelk. Taip, atsiprašau, tiesiog atsijungia ryšys, bet
Smegenys yra labai energiją deginantis organas, ar ne? Ir, ar prisimint, kartais tiek daug turit mokytis ir gal, kad net skauda galvą, užkaista. Yra buvę, ar ne? Nuo per didelio kiekio informacijos. Tiesiog čia dabar galim užfiksuoti. Lygiai taip pat, kai sportuojate ir norite, kad ten degtų riebalai, bet nedegtų raumuo, tai turite zone 2 kardio būti, ar ne? Ir tą sekate per savo šitos įrenginius. Dabar vis kuo daugiau atsiras tokių renginių kaip MENDI. Tai MENDI naudoja FNIRS, Functional Near Infrared Light Spectrography, kad matuotų kraujo apsotinimą. Tada turime mes elektroencefalografiją, matome tai EEG, kur matuoja labiau atsipalaidavimą ir koncentraciją iš vibracijos, o ne iš kraujo prisotintų deguonies. Ir jau dabar tik naujas renginys, jau šitos technologijos pradeda slėptis tokiuose įrenginiuose. Matosinės? Jos turi EEG jau jutiklius, kur aiškiai mes tuo galėsime dainas perinkti mintimis, tuo galėsime visą dieną sekti savo smegenis, ir jos pasakys, kada jau persidirbai ir jeigu toliau dirbsies ar mokysies, gausi traumą. O ta trauma yra burnautas. Mes galėsime preventinti burnautus, ar būtumėt mokytojai, ar būtumėt profesionalai. Taip, tu aš pažiūrėsiu. Tai puikus rezultatas, labai geras oxygenationas, tuo tik tai aš bandau prisijungti. Tiesiog atsijungiame mes tuo prisijungiu ir bus. Gerai, ačiū labai. Taip, tai galėsite visi ateiti, išmėginti ir prisijungti nebūtinai prieš auditoriją. Taip. Ir pamatom ir... Taip. Taip. Va, matom dabar rezultatus. Tai, kad suprasti, kaip sekėsi jūsų kolegiai, tai matot neural activity, tai yra maksimalus koncentracijos lygmuo, o jeigu lygintume tai su bėgimu maratone, tai maksimalus greitis. 27. Čia labai geras, kaip pirmam kartui. Control 24. Tai tu dvigubai tavo yra didesnis gebėjimas susikoncentruoti negu 2000 metais buvo. Šitas nepaveikia dar brain rotas. Oxygenation tau labai geras. Reiškia, tu gerai kvėpuoji ir prisotini savo kaktinę dalį deguonimis. Nes čia, jeigu taip įsivaizduotų control, jeigu yra koncentracija, tai maratone būtų kiek tu laiko sugebėjai akceleruoti maksimaliu greičiu. Oxygenation, tai kiek tu nubėgai per 3 metrais. Tai tau yra geras. Šiaip pirmą kartą darantys žmonės apie 300 pasiekė. Ir matome, čia yra neurotipinio žmogaus kreivė. Neurotipinio žmogus, kad tu sugebėjai ilgą laiką kilti į viršų. Neurodivergentų dažniausiai šokinėja. Užkeli labai greit, nusileidžia. Ir tokių technologijų tik tai daugės. Ir labai noriu pasidalinti dar mūsų kolegomis kinais, kaip jie šitas technologijas jau naudoja kurį laiką. Taip. Taip. When you focus properly, oxygen and nutrients flow to your prefrontal cortex, brain to prefrontal cortex. Think of it as measuring fuel in your brain's control center. Your brain activity is then visualized in a training game. Taip, va pažiūrėkit, kaip sekasi kinam, tai naudot jau nuo 2019 metų. Tai Kinijoje yra privačios AI-aus mokyklos, robotikos mokyklos, kurios, labai stipriai šitoje dalyje yra pažengę. Tai jie naudoja, panašius kaip šitos lankelius, įsivaizduok, kad ateini į pamoką, tai prieš matematikos pamokas ir kontrolinius tu pamedituoji ir visi iš tikro turi pamedituoti, o per matematikos pamokas turi kuo ilgiau išbūti beta smegenų būseną, reiškia labai aukštos koncentracijos. Ir jeigu tu prarandi dėmesį, automatiškai žinutę gauna tėvai. Nes viskas yra sujungta į Lemputėmis mokytojai mato, realių laikų, kas vyksta. Taip. Neblogai, ne? Taip, tiesiai kompiuterį, tėvam ir siųsta. Tai prieš kinus labai sunku kompiutinti. Jie taip greitai integruoja naujausias technologijas, kuo objektyvius duomenis, realių laikų filmuoja visus veidus, iš tų veidų skanuoja emocijas ir paišo kiekvieno vaiko emocinį profilį. Ir mes vakaruose labai atsiliekam. Labai atsiliekam. Net ir pažangiausios mūsų mokyklos labai stipriai atsilieka nuo kinų. Tai kviečiu pasidomėti daugiau ir dar noriu pasidalinti paskutinę technologiją, kur aš labiausia tikiu, tai virtuali ir miksuota realybė. Ar kam tekia VR arba XR naudoti? Ar ne? Aš matau, kad kiek mes laiko dar turim, kas paskutinės 5 minutės, ar ne?
Kiek dar turim laiko? Jo. Gerai, tai aš per 5 minutės pabaigsiu. Labiausiai technologija, kurią pakviesiu išmėginti, tai yra XR, Extended Reality, tai čia jau yra erdvinis kompiuteris. Ta, ką jūs užsidėjot ir išmėginot, tai įsivaizduokite, šitos technologijos greitai bus tame form factoryje, ar ne? Bet čia jau ir tu objektus uždėdė ant viršaus ir aš tai matau kaip smegenų džimą. Tas, kas nutiko žmonėm dabar kaip mes pakeitėm fizinius darbus intelektiniais darbais, ar ne? Vadybo, versluose, administracijų, kontento kūrime ir pradėjo daug žmonių labai nelaimingi buvo ilgą laiką, po to pradėjo vaikščioti sportą, atrado vaikščiojimus ir pradėjo gydyti savo mentalinę sveikatą. Tai tas pats nutiks su mūsų kognityviniais sugebėjimais. Mes dabar per AI prarasim gebėjimą kritiškai mąstyti, ieškoti informacijos, patys kurti, nes AI geriau kurs, bet tam, kad mūsų smegenys gerai jaustųsi, reikės treniruoti jas. Ir tikrai tikiu, kad geriausias treniruotės bus virtualioje ir miksuoto realybėje. Labai pakviesiu patreniruoti, pajausti, kai darai pratimus būtent kognityviniams savo baziniams sugebėjimams, kaip atmintis, kaip greita reakcija, kaip identifikavimas objektų ir sekų. Nes jeigu dabar paklausčiau, kiek mintinai mokat numerių jūs, kiek galėtumėt pasakyti? 2, 1, ane? O mano kartą ir prieš tai užaugo, tu 10, 15 moki, ane? Visus ir dar galėdavai sukti ir įvesti arba rašyti skaičiais. O dabartinė karta viską jūs offloadinot į šitą technologiją. Tai noriu pasidalinti, kaip atrodo treniruotės virtualioje ir miksuotoje realybėje, po to pakviesiu per pristatymą pabaigoje, kad užsidėtumėt ir pajaustumėt. Kaip viską matai, bet atsiranda objektai, kurių nėra. Taip, objektai, kurių nėra ir su jais tu žaidi, sprendi puzlės ar kuri neįtikėtinas simulacijas. Va. Four-time USA memory champion, and I've spent years training my memory, building it up from Atsiprašau už kokybę. champion level memory. If there's one thing that I've learned, it's that memory and cognitive skills are trainable. And just like any other skill, they have to be maintained through daily practice. But what if that practice could be more effective, transformative, and more importantly, fun? Let me introduce you to someone. This is Pico. We're going to show you a few things. Thank you. Taip, matai, įsidė VR, kaip džime matai treniruotės, ne? Taip gali VR atlikinėti memory pratimus, dėmesio problem solvingo, spatial awareness, matai, šaudimo, ko mums dažnai trūksta kasdieniam gyvenime. Net pizzos gaminimas dideliu kiekiu pasirodo treniruoja smegenis. Taip. Ir Enhance is effectively a gym for the mind. So what are you waiting for? Start flexing those cognitive muscles and improve your mental fitness. Taip. Ir aš tikrai tikiu, kad ateityje bus labai svarbu, kai darbovietės ieško žmonių, kurie neturės brain roto, o bus cognitively fit. Ir bus įvairiausi, pavyzdžiui, Amerikoje ir Airijoje yra labai daug intelekto testų, kurie turi būti privalomi atlikti prieš priimant į darbą. Kokie tai yra baziniai kognityviniai sugebėjimai, baziniai emociniai sugebėjimai, baziniai AI literacy sugebėjimai. Tai labai kviečiu aktyviai domėtis tą sritim. Taip, tai aš manau, kad ateities technologijos bus sankirta tarp virtualios ir miksuotos realybės, dirbtinio intelekto ir neurotechnologijų, kur labai padės atrakinti mums naujus būdus mokytis ir suvokti savo smegenis. Taip. Dar trumpas jums testas, jeigu galite įsitraukti telefonus, man įdomiai atlikinėjau eksperimentą. Čia dabar gausite 10 paveiksliukų ir tekstų, kuriuos arba parašė žmogus, arba parašė AI-us. Ir jūs turite atspėti tiesiog. Tai žmogus padarė ar AI-us. Okay? Ir šitas buvo padarytas prieš 6 mėnesius. Ne? Ir aš noriu pažiūrėti, kiek iš 10 sugebėsite pataikyti. Kur žmogus parašė tekstą arba sukūrė paveiksliuką ir kur AI-us. Taip, ir čia kadangi yra 6 mėnesių senumo testas, tai su dabartiniais modeliais kaip Nano Banana, Sora 2, Imagenas 3, tai jūs tiesiog nebegalėsim pasakyti. Kaip sekėsi? Kas nori pasidalinti rezultatais savo? 5, 6. Taip. Matot, jau sunku pasakyti labai. Labai sunku pasakyti iš teksto ar iš vaizdo. Gerai, judam toliau. Ir įdomus labai dalykas, šnekant apie AI use case, čia Harvardo case study, galite pamatyti, kad AI-us dabar seniau praeitais metais buvo generuoti idėjams, terapijai ir researchui, o dabar terapijai, organizavimui, gyvenimui ir atradimo tikslui. Taip. Tai labai kviečiu sąmoningai naudoti AI-ų
ir žiūrėti, kaip jis gali padėti jums padėti pasigilinti savo kompetencijas. Ir čia viskas jau pabaigsime. Jeigu bus norinčių, dar galėsite ateiti išmėginti technologijas, ko dar nepavyko pačiupinėti. Tai labai svarbu šnekėti, kokie yra AI privalumai ir kur žmogus bus nepakeičiamas. Tai pirmiausia, AI privalumai ir ypatingai švietime, tai niekada nepavargsta ir nepraranda kantrybės, turi prieigą prie visos žmonijos informacijos, gali personalizuoti moką kiekvienam vaikui, o objektyvus vertinimas be šališkumo ir 24/7 prieinamumas. O žmogaus nepakeičiamumas yra, kur mes turime fokusuotis ir toliau lavinti šitas kompetencijas ir savybės, tai empatija ir emocinė parama, nes labai daug žmonių labai praras daug savo savivertės, nes tai kaip tobulėja AI-us, kūrybiškas problemų sprendimas, tai kaip sujungti dalykus, kurie prieš tai atrodo nesujungiami ir kaip teisinga užklausuoti AI-ui, intuicija ir nenuspėjamumas, mums reikia to šok faktorius. Ir AI bando jį išvengti, vertybių formavimas, labai svarbi dalis, ir tas why, ir įkvėpimas ir motyvacija. Ypatingai, kas susijęs su švietimu, manau, labai svarbu šias savybės akcentuotis. Taip. Ir pabaigai, tai kadangi, pirmą, tai ačiū, kad išbuvote, aš kaip visą laiką turiu time blindness ir aš nelabai suprantu, kaip eina laikas ir patenku į flow ir vietoj valandos gavosi valandą ir 20 minučių beveik. Ir ką aš noriu pakviesti, tai jūs jauni, ir jeigu norite sieti savo gyvenimą su švietimu, formaliam ar neformaliam ugdyme, ir norėtumėte save prasimėginti, ar kai būsite studentai, ar 12 ar 11 klasiai, tai labai norėsiu pakviesti prisijungti prie robotikos akademijos mentorių komandos. Ten viską mes apmokiname, yra lankstus darbas su studijom ir mokslais, nes viskas vyksta po pamokų, su vaikais ir visiškai paruošiam nuo nulio. Taip, sutikėm visą įrangą, jums jokių investicijų iš anksto nereikia, bet galite greitai gauti labai daug patirties ir už tą patirtį dar ir ta patirtis jums dar yra apmokėta. Tai jeigu norėsite, aš turėsiu informaciją daugiau pasidalinti lankstinukuose su informacija arba nueiti į robotikos akademijos tinklapį. Taip pat mes bildinam didžiausią hubą švietimo ir pradedam kurti neformalaus švietimo laboratorijas ir metamokymosi laboratorijas, kur visais duomenimis dalinsime su visų pasauliu. Reiškia, daug turėsime neurotechnologijų, skanuosime vaikus būrelių metu, skanuosime mokytojus, apmokinsime dirbtinį intelektą ant tos informacijos, kaip kurti geriausią mokymosi patirtį. Neformaliam šventime. Ir žinote, kodėl neformaliam? Nes neformalus švietimas kaip piratai, mes galime daug greičiau judėti. Ir savo geriausias praktikas greitai išmėginti ir pasidalinti su formaliu. Formalus yra labai didelis laivas, kur labai sunku bet kokį judesį padaryti. Tai mes tokie galime greičiau judėti, greičiau integruoti inovacijas ir jeigu jos tikrai veikia ir yra patikrintos rinkos, perleisti formaliam švietimui. Taip. Ir taip pat kviečiu prisijungti prie ProMentorių, tai va tą, ką aš darau, tą, ką mano kolegos atvykę, mokinti vaikus būreliuose, kaip konstruoti ir programuoti Lego robotus ir su jais spręsti pasaulinio lygio problemas. Taip. O dabar norėjau padėkoti ir padėkoti jums už dalyvavimą ir jau kam domintų daugiau informacijos ir norėtumėte sekti, tai matau, kad čia netelpu, yra LinkedInas arba Instagramas, jeigu norite pasiekti, nes aš ten daugiau informacijos dalinuosi apie būtent šitomis temomis. Tai būtent dirbtinis intelektas, švietimas ir neurotechnologijos. Taip, tai gal turite kokių klausimų? Kas nors? Gal kas nori tada ateiti arčiau ir išmėginti kokias nors technologijas? Dar turime laiko, gerai. Tai pirmiausia, ačiū labai Nerijui už suteiktą galimybę ir ačiū, kad taip aktyviai dalyvaut. Taip. Šitą, ne? Gerai.